persikėlė, čia šiandien pasižiūrėjau, telegrame buvo įmesta ten apie žodžių, tą visą reikšmę, magiją ir tas sąvokas jo, ir tokie kilo mintis padaryti tokį filmuką sutrumpintą labai, kaip krikščionis gali tose satanistinėse teismuose apsiginti, jeigu tose teismuose jie atsidūrė per prievartą arba ir ne per prievartą, bet taip daleidžiant, kad vis tiek gintis, jo, tai yra keletos paimtos švento rašto vietos, nes tam filmukė irgi naudoja švento rašto vietos, bet ten yra, tam filmukė labai gudriai, ten yra visą tai atskirta nuo Dievo jėgos, kaip sakoma, jo, to ryšio gilaus. Tai vat mes prieisim ir paaiškinsim, kaip tą viską iš tikrųjų suderinti, remiantis vėlgi tik švento rašto žodžiais. Ne mūsų išmislais, bet švento rašto žodžiais. Nu tai vat, pradedam nuo to, kad pagal savo žodžius nusiteis arba bus išteisintas. Čia ir dabar, kaip sakant, ir amžinybėje, ir rodo, kad kiekvienas žodis turi labai didelę prasmę ir reikšmę, nebesigilinsim. Mūsų tikslas parodyti, kad satanistai žinodami žodžio galę, teismuose visus tos žodžius naudoja prieš paprastą žmogų, kuris nesuvokdamas šitų satanistinių ritualų, burtų, magijos, jo pasitikėdamas naiviai, ar ten bent tikėdamas jų kažkokiu kabutėse žmoniškumu, ar ten tikėdamas naiviai ten kažkokiu jų padorumu, papuola į tos satanistinius spąstus. Jo, todėl, kad šito išvengti, būtent šitas mūsų šiandienos tas filmukas bus, tai grinai čia yra krikščionėms, kas tiki Jėzų Kristų, kas žino, kad Jėzus Kristus yra Dievas, jo, kuris išgelbėjo, Dievo sūnus, kuris išgelbėjo mus nuo pragaro, nuodėmės, jo, prisikėlė ir teikia dabar visiems šventą dvasią, malonę, jo, kurios pagalba mes čia per šventą tikėjimą galim priešintis tai satanistiniai sistemai, nes parodyk šitą Jono pirmo Jono laiško 4 skyrius 4 eilutė ir 1 Jono laiško 5 skyrius 4 eilutė. Pagal 2 eilutės parodyk. Pirmasis Jono laiškas. 4 skyrius 4 eilutė. Jūs esate iš Dievo vaikeliai ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Ir Jono laiškas 5 skyrius 4, jūs kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį mūsų tikėjimą. Šitos 2 eilutės parodo, kad tikintis žmogus, turėdamas Dievo malonę ir Jėzaus Kristaus tą auką, per šventą tikėjimą, su Dievo malonės pagalba, priešinasi šitai satanistiniai sistemai, šitiems satanistiniams apsimetėliams, arba bent jau, kurie prisitaikė prie tų satanistų, aptarnauja juos. Tai turėdamas, suprasdamas, kad Dievas yra didesnis, jis yra jumise, kad tas šventas tikėjimas veikiantis meilė nugali pasaulį, todėl drąsiai atėję į vadinamą ar atvesdinti į tą teismo posėdį, pirmas veiksmas, pirmas punktas, kada ten pradedi šnekėti, nereiškia, kad tu pripažįsti tą teismą, nereiškia, kad tu pripažįsti teisėją, bet tu ten randiesi ir išnaudoji tą aikštelę liudijimui, kaip sakoma, Dievo ir liaudės akivaizdoje, žmonių akivaizdoje ten. Paprasčiausiai pasakai, tai vadinamai kabutėse teisėjai, ten apie jau dokumentus, teigiamuosius tų teismų net nebešnekam, tiek to jau čia nieko neegzistuoja. Taip, pasakai konkrečiai, tam tarnauji Jėzui Kristui ar Antikristui. Viskas, vienas klausimas. Atsisakė atsakyti, prezimuojama, kad tarnauja šėtonui. Šėtonas yra melo tėvas, taip sako šventas raštas. Reiškia, yra melagė, klastotoja, turi tikslą tave priburti ir ištrauks parašą padaryti kaltų. Ir ta prasme, prisidengdama savo tą vadinamą sistemą, bando tave reketuoti, kitaip tariant. Jo, bando priburti, kad egzistuoja kažkokia kabutėse valstybė,
su komercinė įmonė jo bando suteikti paslaugas, su tikslu reketuoti tave, išgauti iš tavęs pinigų, kad tu už kažką sumokėtum, už neegzistuojančias paslaugas ar ne už egzistuojančias nuobaudas. O toks jis tikslas. Todėl, kada tu ją demaskuoji kaip melagę, nes jinai atsisakė išpažinti, o Jėzus pasakė, kas atsisakys manęs išpažinti, čia jau jo problema žmogaus tėvos. Jeigu nesakys neprivalau, privalo, todėl kad konstitucija aiškiai sako, kad tikėjimas yra pripažįstamas. Jeigu tu teisme pareiški, kad tu krikščionis, reiškia, tu drąsiai naudoji šventą Dievo žodį. Ir tu turi žinoti, su ko kalbi. Su tikinčiu, su netikinčiu arba su kitaip tikinčiu, o gal su satanistu. Todėl tas yra būtina išsiaiškinti prieš pradedant pokalbį. Nes dar kartą kartoju, satanistas, jisai turi teisę meluoti. Todėl tu nori išsiaiškinti, su ko tu šnekėsi. Čia pirmas dalykas. Jeigu atsisakė viskas, tu prezimuoji, kad tai satanistė, burtininkė ir su ją kalbi kaip su satanistė ir su burtininkė. Jei tiksliau paliudijai, tada sekantis veiksmas vyksta toks, kad tu remiesi šventų Dievo žodžiu, kad čia nėra tavo nuomonė, kai atsiminkit, satanistai turi du dalykus. Jos yra visus tos užprogramuoja, kad jeigu tu kažkokius faktus bandysi pateikti, jie tos faktus traktuos, sakys, čia tik tavo nuomonė, čia tik tau taip atrodo, todėl kad nukirsti šitos jų ginklus satanistinius. Tai yra nuomonės tavo, arba čia tau atrodo, iš karto sakai, čia ne man atrodo, čia kalba šventas Dievo žodis, o šventas Dievo žodis ir yra galutinė tiesa ir galutinis neginčytina absoliuti tiesa, nes Dievas yra šventas, jis negali meluoti kaip šėtonas ar jūs satanistai, viskas, taškas. Ir čia nukirti jų tos galimybės pasiteisinti. Čia pirmas dalykas. Ir paskui, kada jau šitos dalykus pasakėjai, kad neapkaltinai, nurodai, kad jie yra melagiai tavo požiūriu, aferistai, padugnės kriminalinės, kad jų tie visos tie ritualai, burtai, tos jų šėtoniški skarmalai, tave nei kiek nedomina, nejaudina, tu nepripažįsti jų, viskas panaudojai tą atvesdinimą kaip liudymą jiems, ir viskas, automatiškai tada ten kažką išdėstai, kad ten Dievo akivaizdui, kad tu ten paliudijai Dievo akivaizdui, žmonių padarių akivaizdui paliudijai, kad ten nieko bendro neturi su tuo, ką ten tave tas satanistai bando kaltinti, su tikslu reketuoti ten ar dar ką nors pakenkti. Ir viskas, tokia prasme, ir perduodi tą bumerangą jiems, automatiškai viskas. Taip, parodydamas, kad su jais nieko bendro neturi. Kelios rašto vietos demaskuoja jų satanistinę prigimtį, jų burtus, ir toliau jau nebeleidai savęs įtraukti į tą visą jų vadinamų kodeksų, kabutėse, ten administracinių, baudžiamųjų ar kur kitur, nes tu esi nenusikaltėlis, padorus žmogus ir kad jie iš tavęs ten bando kažką išlūpti, jų problemos, viskas. O tokia būtų trumpa, žinai, šiandien trumpa, tokia kad žmogus bent pradžiai, žinotų, čia neskaitant, kad visi tarybiniai žmonės turi žinoti, kad čia jų žemė, jeigu jie ten bandys kažkokius burtus leisti dėl žemės, dėl tavo pasirašymų, nieko neturi, jokių ten dokumentų pateisinamųjų nėra, nieko nėra, viskas suklastota, niekom, jų prezumcijos negalioja, tau iš viso, ką jie preziumuoja, šitie šėtonai iš vis preziumuoti nieko negali, viskas, jie iš vis yra vaiduokliai iš požeminio pasaulio, ką jie čia žemė veikia, nėra žiniublė, viskas. Ką jie ten įteikė tas kortelės žmonėms, žinai, mes įteikėm tas kortelės, įgavom čia teisės ant jūsų, nieko jie neįgavo. Tas kortelės yra negaliojančias ir jokių teisų jiems nedavė. Ne jokios teisės mūsų jie negali paimti, užstatyti ir pardavinėti. Apsiriko, pakliuvo patys. Vienu žodžiu, jie yra įkliuvę iš visų pusių, iš dvasinės, iš teisinės, iš kokios nori, jie yra įkliuvę. Viskas, ir todėl turi būti dabar jiems duotas konkretus, aiškus, ir dvasinis, ir juridinis atkirtis. Pilnas ignoras ir ne jokių pripažinimų nieko. Atėjo metas, matom, kur eina, kur satanistai bando čia įvelti mus į kokį fašistinį lagerį, skaitmeninį, tiek po kol kas girdi, kam negirdi, nereikia. Tokius būtų Gediminai pamąstymai. Dar yra tas kalno pamokslas ten, kur verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, tai ne, jei ne, tai ne,
O kas viršaus, tai iš piktojo, čia irgi tu norėjai Jo, komentarų. o čia prie to paties, kad konkretumas. Taip arba ne, viskas. Taip arba ne. Все. Jeigu ne, tai ne. Taip, все. O kai bandys ten vartytis, kad čia tavo nuomonė, nėra nuomonių, taip arba ne. Ja. Taip arba ne. Čia šventas Dievo žodis. Čia nėra nebepaliekama vietos vartymai. Žinai, kaip sako, velnės smulkmenos ir detalėse pasislėpia. Tai vot visas tas smulkmenas ir detalės išmušti jiems iš po kojų. Viskas ir laimina į pragarą ten pas save, jeigu nori, o nenori būti žmonėm, tai lai būna žmonės. Neužsiima ritualais ir netarnauja satanistams ir burtininkams. Tai ne jokio teisingumo negali būti. Teisingumas arba dieviškas, arba velniškas. Vykdo teisingumą. Kokį teisingumą? Velnio teisingumą nereikia, eik susirasti. Fizinių asmenų ir ten vykdyk savo tos teisingumus iš pragarų. Čia nepralys, ble. Virtualus pasaulis nepralys, skaitmeninis nepralys, iliuzijos nepralys. Jo, niekas tam virtualiam pasauliu nesitapatins su virtualiu pasauliu. Viskas, baigta. Dokumentus pateikiam. Viskas, все, va tokie. Kažkokia Lietuva užgrobė tarybinius dokumentus su tarybiniais antspaudais, burtai. Ne, čia net nebeįdomu, net gilintis net. Nu tai tiek, Gedimine. Jasne. Gerai, dėkui Anatolijui tada, tam kartui. Nu, Iki. davai, aha. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, your check is I'm chest. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just vote an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.